Taip, nu aš jau spėju, kad mes live, dar pasitikslinsim, nes paprastai girdisi viskas, matosi, bet būna, kad, žinai, kažkokie fonai dar kažkas. Nes paprastai, nu va, kaip suprantu, jau tikrai live, tai gerai. Tai sveiki visi, šiandien rubrikoje su ekspertu mes turime viešnią ir kviečiu pokalbį šiandien Jūratę Martišienę, nekilnojamo turto brokerę, kaip čia matom prisistačiusi ir su visais paveikslėliais ir viskuo, ir netgi 30 metų jau patirtis banke. Tai labas Jūratė. Sveika Žaneta. Ir tiesiog man toks pirmas klausimas apie tą brokerę. Kodėl brokerė, nes kiti save vadina ten kažkokiais agentais, nekilnojamo turto brokeris, ar čia yra kažkoks skirtumas, ar čia, nežinau, rangavimas toks, ar kas čia, apie ką tai yra? Geras klausimas. Pirmiausiai noriu padėkoti Žaneta, kad mane pakvietė į tą rubriką. Manau, kad tikrai labai daug siejasi su gausos sąmonė ir nekilnojamo turto brokeris, pinigai, tai apie gausą, apie gausos sąmonę. Dabar, kai aš irgi pradėjau užsiminėti tą veiklą, man tas brokeris atrodė, toks nuvalkiotas pavadinimas. Visaip aš galvojau, pasivadinsiu ekspertę, pasivadinsiu agentę, kaip nori, bet vis tiek žmonėm asocijuojasi nekilnojamo turto brokerė, tai viskas aišku, apie ką tas yra. Tai aš kartais, kai juokauju, žinai, kolegom paskambinu savo klientams, sakau, dabar skambina jum agentė Jūratė, žinai, tai pasijuokiam, bet šiaip suprantama visuomeniai daugiau brokerė, nekilnojamo turto brokerė ir taip ir likau. Taip man irgi visokių minčių buvo kaip nors persivadinti, bet neprigijo. Tai va, tai taip trumpai, kas liečia brokerės būtent tą titulą, ar kaip čia pavadinti jį. Supratau. Ir aš neseniai tokį, žinai, užmačiau video vieną, dabar galvoju, man atrodo irgi, ar ne Vilmos iš Statford Networking irgi buvo video ir toks, žinai, pasakymas, kad geras nekilnojamo turto agentas, tai turi būti ir geras žurnalistas, ir advokatas, ir psichologas. Tai galbūt gali dar irgi iš tos pusės pridurti, tai kur čia reikia šitų visų skirtingų kepurių, būnant tiesiog nekilnojamo turto agento ar brokerio. Taip, žinok, Žaneta, tikrai pritariu. Pavyzdžiui, pirmas mano klientas buvo šeima. Buvo virš 80 metų moteris ir dukra ir sūnus. Ir kadangi reikėjo visiems trim parduoti vieną žemės sklypą, jie tarpusavyje nebendravo, o mama, tai supranti, vieną dieną palieka pinigus sūnui, kitą dieną palieka dukrai. Bet mums reikėjo kažkaip tai nueiti iki notaro ir suforminti tuos dalykus. Tikrai dirbau psichologė, tikrai dirbau tarpininkė tarp tų trijų reiškiasi žmonių. Ir sakydavo ten vienas, žinai, gali paskambyti ir pasakyti tą ir tą, nors ten tokiais klausimais, kur visiškai ne mano brokerio buvo klausimai. Ir tikrai psichologiškai, kai tu esi užtikrintas, kai tu žinai, ką kalbi, esi, kaip pasakyti, patikimas, visi trys klausė manęs, ką reikėjo padaryti, sandoris įvyko ir tikrai galiu pasakyti drąsiai, tik tai mano pagalba, nes jie tarpusavį nebendravo. Ir netgi, kai man turėjo sumokėti komisą, reiškėsi sesuo, nes jinai gavo pinigus, po dienos man paskambino brolis ir paklausė, ar jūs gavote komisą, net pasirūpino, ar aš, reiškėsi, gavau komisą, nes, žinai, sunku pasakyti, kas ten tarpusavį. Tai va. O tų situacijų tikrai yra visokių. Turėjau irgi nesenai situaciją, pasirašėm sutartį ir reikia dirbti. Aš esu labai greita. Jeigu mane samdo, tai aš suprantu, man reikia dirbti. Juk nemažai tenka girdėti. Atvažiavo brokeris, pasidairė, dingo, nei skambina, nieko. Tai natūralu, kad ir paskui, žinai, paskambino dukra iš Danijos, nes mama buvo, sako, žinokit, jūsų tempas toks didelis, gal galima truputį lėčiau eiti tuos žingsnius. Sakau, labai ačiū, kad mes kalbam, nes tikrai mano tempas yra didelis ir aš sakau, jeigu aš suprantu, pasirašiau sutartį, tai aš turiu kažką daryti, bet sakau, jūs įsivaizduokit, jeigu aš būčiau pasirašius sutartį ir nieko nedaryčiau, kaip būtų geriau, tai jinai labai dėkojo, kad aš supratau tą dalyką, tai vat visur reikia irgi pajausti tą klientą, žinai, nieko nedarai blogai, per greitai darai irgi negerai, bet vienu žodžiu tuo psichologu suprasti, ypač kai dėrybos vyksta, kai tu jau tą pajauti dalyką, supranti dėrybų momentų, kuri pozicija, kurio yra.
o kartais reikia, kaip tam, žinai, ir iš vienos pusės pasakyti stop, gana, kaina gera, ir kitam pasakyti stop, gana, ir viskas. Ir tu kaip tas arbitras nukerti ir eini tolyn. Tai va, tikrai labai daug gebėjimų reikia. Ir patirties reikia, ir išklausyti, ir suprasti, ir išgirsti. Tai va, tikrai pritariu Vilmai. Tai va, tai čia šiuo atveju tu dar save, be šitų žurnalistas, advokatas, psichologas, dar va čia kažkaip labai stipriai žaidžiasi, nes tu akcentuoji 30 metų patirtis banke. Tai va čia dar tas bankininkas, kaip jis čia, kodėl jis čia labai svarbu. Tai ar gali pasakyti, va, ką tai duoda va, tau šitą patirtis? Tai žinok, aš galiu pasakyti, yra mano unikalumas. Kai aš, supranti, baigiau savo bankininkės karjerą, man atrodė 30 metų banke, aš kam nors pasakydavau, iš pradžių žiūrėdavo, nesuprasdavo, nuo kada aš pradėjau dirbti, žinai, kaip sakyti, taip žiūri kreivai, ir aš kažkaip pasigalvoju, o kitam gali pasirodyti 30 metų, tai kiek jau ten čia metų, kokie, žinai, kaip sakyti, jau visai, žinai, nusenus. Ir paskui aš turėjau tokią konsultaciją ir man pasakė, čia jūsų yra išskirtinumas, čia jūsų yra stiprybė. 30 metų tai yra bankas, tai yra patirtis. Ne kiekvienas brokeris turi tokią patirtį, ne kiekvienas net žmogus tokią patirtį turi. Ką reiškia bankas? Tai yra finansai, tai atsakomybė, ką aš didžiausias vertybės ir išsinešiau. Aš moku atsiliepti telefonu, aš moku pravesti dėrybas, aš moku bendrauti su notarais, aš pažįstu visus dokumentus. Aš net dabar banke, jeigu bet kokiu atveju vienoj pusėje yra pardavėjas, o kitoj pusėje tai pirkėjas. Pirkėjų reikia paskolos, pirkėjų reikia gero įvertinimo, pirkėjų reikia tam tikrų dalykų. Viską šitą turiu. Pirmiausiai, aš pati viską daug ką žinau. Kitas dalykas, mano visi kolegos yra banke, kur aš bet kada galiu kreiptis. Tai čia nekilnojamo turto brokeris ir bankininkas. Tai čia toks yra, kaip pasakyti, vertybė. Nes galiu pasijuokti vieną dalyką. Neseniai turėjau sandorį. Tai reiškia, buvo bankininkė perka butą ir aš bankininkė kalbu su bankininkė. Ne? Tai dvi bankininkės mes mokam susikalbėti. O mano klientė buvo nekilnojamo turto brokerė ir aš nekilnojamo turto brokerė. Tai aš irgi lengvai su ja susikalbu. Tai aš juokiausi, sakau, man taip lengva su jumis abiem bendrauti, todėl kad aš per vidurį esu. Ir čia patirties turiu, ir čia turiu patirties. Tai va, tai čia neįkainuojama vertybė ir aš šiandieną drąsiai sakau, 30 metų patirtis. Tai yra lobis ir galimybės, ir pagalba klientam pagelbėti, nes tikrai atrodo ir pasirašo sutartis ir po to nemoka jų perskaityti, nežino kaip daryti. Terminai yra vis tiek yra tvarkos, yra griežtai, dabar patys matot, kyla palūkanos, ne visą laiką tai yra blogai, kyla palūkanos, tai kyla, bet tikrai niekas nestoja. Ir paskolą galima gauti, reikia susiskaičiuoti ir va tos visos žinios, kaip pasakyti, tik padeda. Tik padeda. Jau mane tikrai įtikinai. Ačiū. Sveikinuosi su mumis jau čia į radiją, labas. Jeigu kyla klausimai, tie, kas mus stebite, žiūrite arba dabar, arba dar vėliau, kadangi šitas įrašas liks šitoj grupėje Perkurk save, tai kviečiu klausti, dalintis, aiškintis, nes tam ir turime šitą rubriką, tam ir turime profesionalus specialistus ir visus kitus geriausiai išmanančius tai, apie ką mes kalbame. Ir jeigu jums yra kažkokios tai netgi galbūt konkrečios situacijos, kur nebesuprantat, ką dabar daryti ir kaip čia išjudėti toliau iš to, tai va, dėl to ir turim puikias galimybės, kad padėtume vieni kitiems tai padaryti. Tai šiandien dar kartelį primenu, pas mus svečiuose Jūratė Martišienė, nekilnojamo turto brokerė. Ir man va toks klausimėlis, kadangi čia visi tokie, žinai, jau protingi, viską galintys ir taip toliau. Ir kyla va toks klausimas, tai jeigu aš turiu tą savo, sakykime, ar tai būtų namą, nesvarbu, kas tai būtų ar ne, ir sugalvoju parduoti, ar yra kažkokios, tai, sakykime, pirminės taisyklės, ką aš turiu pasižiūrėti, atkreipdėmėsi, nuo ko pradėti apskritai daryti, kad paskui nereikėtų gesinti laužų kažkokių. Tai kaip aš sakau, žinai, kiekvienas mes galim viską daryti, žinai, galvoju, per COVID ir apsikirpt mokėjo reiškės, žiūrėdami video ir viską, tikrai viską galim. Dabar tikrai tai ne kažkoks raketų mokslas, tai tikrai įmanoma, bet žinių reikia. Aš šiandien irgi turėjau tokį pokalbį, skambinu iš Ispanijos, žinai, ir kalbame čia apie sąlygas, kaip mes čia bendradarbiautume. Ir vėl dar kartą, žinai, iškyla toks dalykas. Tai ką žinot, į tą aruodą, tai aš ir pati galiu tą skelbimą įkelti. Ir aš tada, žinai, kaip sakau, palaukit, o jūs bendraujat su pirkėjais, jūs žinot jų lūkesčius,
O jeigu jam reikės paskolos, o tai prie ko čia, taigi aš čia ne prie ko, taigi jisai turi rūpintis. Nu, aš suprantu, sakau, jum tai ne prie ko, bet sakau, aš kai dirbu, tai aš viską sutvarkau, kad tas klientas išėjęs nepradėtų ten ieškoti kažkur tai blaškytis, aš jam duodu banką, duodu reiškiasi kredito uniją, jeigu jam tinka. Kitas momentas, dokumentai. Noriu parduoti turtą, viskas tvarkoje. Tikrai žmonės yra, kaip pasakyti, tarnybų ar specialybių, kurie tikrai išmano dokumentus, bet aš pasiimu dokumentus, man porą žvilgsnių ir matau, tas nesutvarkyta, iš karto klausiu, ar turi žemės sklypo planą, kodėl ten kažkokie įrašai apie skolas nepanaikinti, ar ten po skyrybų kažkokios nutartys, kurios tikrai trukdo. Kitas momentas dabar dėl turto vertės. Nu tikrai, kaip pasakyti, visą laiką, tas, kuris parduoda, tai jau jam tas turtas tikrai yra vertingas ir tikrai yra brangus. Tas, kas nori pirkti, natūralu, kad jam kitaip atrodo. Ir yra tas brokeris toks kaip arbitras, kad jisai nustatytų protingą tą kainą. Aš klientam irgi taip bendradarbiaujant kalbu. Jeigu, kaip pasakyti, 5-6 klientai jau iš karto pasakys tau kainą. Jeigu tau neskambina niekas, ir aš nestebukladarė. Faktas, kad ta kaina yra netinkama. Trečias dalykas yra mokesčiai. Kiek aš daug matau žmonės paveldėję, ypač ar priėmę paveldimą ar dovanas, nepamasto iš anksto, jeigu tu planuoji parduoti, yra visai kiti dalykai, kuriais reikia priimti paveldimą visai kitomis sumomis, kad tu ateityje, jeigu neišlaikysi 10 metų, iš karto jau turi sumodeliuoti, kaip tą daryti. Visokių yra dalykų. Tai tie pagrindiniai momentai, kurie, kaip pasakyti, yra tikrai svarbus, į juos reikia atkreipti dėmesį. O dabar žiūrėk, tarkim, situacija, čia paveldėjau, kad ir ten kažkokį tai močiutės butą, sakykime, ar ne, ir dabar aš jau sugalvoju, kad man reikia jį parduoti. Ir pasižiūriu kainos, pasižiūriu ten plius minus, kažkur ten kaiminuose, kaip kas ką pardavinėja, plius minus taip pat įsivertinu, tai man kaip ir nebereikia lyg ir, ne. Ir aš tada jau čia moku į tą aruodą įsidėti skelbimą ir panašiai, ir laukiu skambučių. Ar yra kažkas, ką aš čia padariau ne taip? Viską tu padarai taip. Tikrai viską padarai taip. Tik dabar aš irgi kreipėsi klientę, kuri gal mėnesį pardavinėjo pati butą. Tikrai atsiuntė skelbimą. Tikrai yra skelbimas, tikrai yra nuotrauka ir viską. Bet supranti, aš žiūriu taip, skelbimas man truputį informacijos per mažai. Tebūnie, kai sako vis tiek atvažiuoju. Nuotraukos iš tikrųjų nekokybiškos, nes aš pati dirbu su profesionaliu fotografu. Aš sakau tik tai, kas man kliūna, juk čia kiekvienas, kaip sakoma, įkeli ir baisę nuotrauką ir atvažiuoja ir viskas tvarkoja. Bet supranti, jau kliūna man tą nuotrauką, nes man pirmas įspūdis yra labai svarbus ir kitas dalykas, jeigu tu, kaip aš sakau, su visais bliūdais podais nufotografuoji, tai nei to turto gerbi vienas dalykas, kitas dalykas ir klientui, žinai, toks susidaro įspūdis, kad čia žinai, tai visi tokie dalykai. Ir paskui sako, įkėliau ir dabar laukiu ir nei vieno skambučio nesulaukiu. Vėl tada klausimas, dėl ko? Gal per didelę kainą? Lyg suprantu, kad per didelę kainą, bet, tai tegu būna, žinai. Ir paskui ką, stovi tas skelbimas mėnesį, tai visi pamato jau, čia jau mėnesį pastovėjo, niekas neperka, tai tada jau galima ir dėrėtis, kadangi tai tikrai nepaklausus rinkos, ir prasideda tokie visokie, žinai, dalykai. Tai nieko blogo nepadarai, viską padarai taip, kaip tu galvoji, kad yra geriausiai. Ar ten, pavyzdžiui, žinai, ar ten apšvietimas ten, žinai, kaip sakyti, irgi labai svarbu, ten kažkokios vieną lempą užsidegi, kitur tamstu, kitas dalykas, vis tiek tu turi įkelti tokias nuotraukas, kurios informatyvios būtų, kad tu suprastum, kur čia pradžia to buto, kur tu eini, kur kaip pasakyti, kas, o jeigu ten, žinai, kažkokiais epizodais, tai net nesupranti, kur ten kas. Tai visokių tokių dalykų, bet tikrai negaliu pasakyti, kad jau jeigu ir prastesnės kokybės skelbimas, kad turtas neparsiduoda. Tikrai ne. Tikrai ne. Viską kiekvienas padaro tai, ką moka geriausiai. Bet jeigu jau tikrai ne kartą turiu, sako, žinokit, nieks nevyksta, gal galit man pagelbėti. Tai tada jau, kaip sakoma, taip sakau. O dabar jau, jeigu jau mes tarėmės, kad aš pagelbėsiu, tu rašomės sutartį, tu išimi skelbimą, palaikom kokią savaitę ar ten 2, kol mano fotografai kelios dienos, kol mes padarysim naujas nuotraukas, naują pristatymą ir tada keliam iš naujo ir jau, kai sakoma, antras kadras ir darom taip, kaip priklauso. Ir ne vien tik tai aruodas, tai yra skelbimai, tai ir Facebooko grupės ir iš tikrųjų juk turi ir pats savo klientų bazę, kurie ieško vieno ar kito turto.
Tai kartais aš turiu tokį atvejį, kad net nespėjau ruodai kelt. Vienas klientas paskambino, kad ieško 4 kambarių buto, o kitas už dienos paskambino, kad parduoda. Ir beliko tik tai juos abudu suvesti ir nespėjau nei nuotraukų padaryti. Ir vienam tiko, ir kitam tiko, supranti, ir viskas. Tai net ir aruodą kartais nereikia kelti. Jo, tai va, tai čia yra ta pirma stotelė, kaip suprantu, galbūt prastos nuotraukos, kad nėra skambučio, ar ne, arba prasta kaina, netinkama kaina užkelta tikriausiai pagal tas nuotraukas. Ir todėl vėl nėra skambučių. Dabar jeigu jau, sakykime, situacija tokia, čia žinai, modeliuoju, situacija tokia, kad, supranti, kad nuotraukas negeros, pasikeiti nuotraukas, ir ten kažkiek pamažini kainą. Tai toliau žingsnis vėl toliau laukti, ne? Kol jau pradės tau skambinti kažkas, kol pradės jau ten kažkokį tai susidomėjimą rodyti ir panašiai. Ir gerai, kai jau įvyksta tas kažkoks susidomėjimas, kas toliau, kokie ten sekantys žingsniai, kaip mums reikėtų kalbėtis, į ką kreipdėmėsi, ko klausti ten ar kažko, tai nežinau, kaip toliau. Tai matot, bet tai pirmas susidomėjimas, tai faktas jau galvokim, kad ta kaina jau, kaip sakoma, jau kažkur jau į tą pusę, ne? Tada jau, ką aš siūlau irgi, kaip kalbu ir su klientais, ar perskambinai, gerai, atvyko, pasikalbėjo, apžiūrėjo, gerai, ir išėjo. Bet tai sakau, ar tu perskambinai, ar tu paklausai, kas jam tiko, kas netiko. Dažnu atveju sako, išėjo, žinokit, į banką paskolos gauti ir dingo. Tai gerai, sakau, ar skambinot, ar klausėt, ar nuėjo, ar gaus, ar negaus tą paskolą. Kartais, žinai, kai aš, pavyzdžiui, bankė dirbau, brokeriai net prašydavo, gal jūs galit patikrinti tą klientą, ar jisai mokus, ar verta man su juo ten, žinai, dėrybas vesti, su juo ten visokias sutartis pasirašinėti, nes kartais klientai būna labai optimistai, suprantys, įsivaizduoja, kad jis viską gali gauti. Bet kai tu patikrini bankė, ar turi kažkokių dalykų, ar nemoko, ar dar kažko, tai būdavo net prašo, kad nereiktų laiko tempti, gal jūs galit patikrinti, ar jisai yra mokus. Kai tu pasakai, kad mokus, tai toliau vyksta dėrybos. Tai va, ir va šitie tokie dalykai, kad žmogus atėjo, išėjo ir to pasibaigė. Sakau, bet tai dėl ko jis nepirko? O gal jūs paskambėkit, paklauskit, dėl ko jisai nepirko. Jisai gal pasakys, tarkim, kad kažkas negerai. O gal galima ką nors, kaip pasakyt, jam paaiškinti, ar dar kažką padaryti. Nes va tas ir atrodo, išėjo ir išėjo. Nes va ką noriu pasakyti. Įsivaizduoja žmonės, kad turto, nekilnojamo turto ar buto pardavimas, tai čia, žinai, būna kaip turgui, kokie 50 klientų praeina. Ne, praeina 2, 3, 4 klientai ir įvyksta sandoris. Tai kiekvienas klientas yra svarbus. Kiekvieno kliento nuomonė, kodėl jisai pirmiausiai pas tave atėjo, jam reiškiasi kažkas yra teigiama, kažkas tai, tas turtas tinka. Ir kodėl jisai neperka jo, irgi reikia paklausti. Ir, kaip sakyti, jau kitam kartui, jau klientui gal kokį argumentą gali sakyti, nam ten netiko, šitam gal gali kitaip pasakyti. Tai va, tai aš sakau, brangini tą pirkėją, šiandien dienai tikrai ne ta rinkoje situacija, kad stovi eilė prie buto ir tu čia, žinai, kaip sakyti, į kairę ir į dešinę. Ne, tu turi kiekvieną klientą su juo atidirbti, su to pirkėju, išsiaiškinti jo situaciją. Kartais būna reikia žmogui parduoti savo turtą, kad nusipirktų šitą. Tai irgi pasiūlai savo paslaugą. Tada jau žiūri derinį, žinai, kadangi viskas vienose rankose, tai tu gali ir ano pasižiūrėti, pavyzdžiui, dabar taip ir yra pardavinėjų. Tai žinau, kad kainą gali mažinti ir iki tam tikros sumos, nes kitoj pusėje jau laukia, žinai, įsipareigojimai bankui ar ten įsikūrimas savo, reiškiasi, turto, ir tu derini tuos dalykus. Ne vienu atveju būna, tarkim, pavyzdžiui, klientų reikia pagyventi 4 ar 3 mėnesius, kad galėtų įsikurti naujame bute pardavėjui. Tai žinai, irgi čia, kaip sakyti, turi dėrybas vesti, kažkokias išlygas, gal kokią nuomą paimti ar dar ką, viską turi sudėrėti, kad abiem pusėm būtų gerai. O kai tu tik iš vienos pusės, tai ką, kaip sakau, čia ir yra iš tos vienos pusės, kaip kiekvienas klientas ir įsivaizduoja. Gerai, atėjo, apsisuko, išėjo. Tai čia kiekvienas pirkėjas yra, kaip aš sakau, aukso vertės. Tu turi jį visą išanalizuoti ir suprasti, kodėl jisai neperka, kas jam netiko, kad kitam vėl galėtum galbūt kažką tai pakoreguoti, kad tiktų. Nes čia tas pagrindinis darbas ir yra. Jo, iš to aš girdžiu, kad čia kiek dar papildomo darbo, sakykime, be to, kad įdėjai skelbimą ir lauki, kol ateis, ne? Taip, paskutinė, žinok, situacija tokia turėjau, taip. Irgi, paveldėjo vieno kambario butą, ir natūralu, kad šalia kaimynai, žinai, pamatė, kaip išsikrausto, viskas, atėjo kaimynė, labą dieną, duodu tokią ir tokią sumą, žinai. Tai liktai, ne, fainai, kaimynė, čia, žinai, ir šalia gyvens, įsikurs viską.
Nu ir ta moteriškė, turėdama tą sumą, reiškiasi, man skambina ir sako, klausyk, gal gali pagelbėti, ar teisinga ta suma, gal gali pagelbėti pardavime. Nu, bet atrodo jo, ne, kaimynas atėjo ir perka. Nu, gerai, sakau, tai už kokią sumą perka? Pasakė, aš iš karto savo nepriklausomai turto vertintojui skambinu ir sakau, gal gali pasakyti, kokią rinkoje, va dabar dar pasižiūrėkim, va rinkoje kaina. Jinai tuo iš sandorius įsitraukė, žinai, va taip gavosi, kad greitai. Jinai sako, žinok, taip. 5,000 mažiausiai prašo daugiau, o jeigu nesako, jeigu tu pati pardavinėsi dar rinkoje, tai dar daugiau gausi. Aš savo drąsiai sakau savo tai klientai 5,000 mažiausiai, paskui klientė sako, gal tu jau bedrauk su tą pirkėją. Gerai, sakau, duok man telefoną, tai sakau, dabar žiūrėkit, 5,000, arba aš rytoj sakau, atvažiuoju, fotografuoju, dedu, sakau, į skelbimą, tai patikėkit, sakau, per dieną, per 2 tikrai parduosiu. Visaip muistėsi, visaip bandė, žinai, dėrėtis, bet kadangi aš buvau tvirta, po tos ne šiaip savo, žinai, iš debesų sugalvojau, o pasikonsultavau ir tikrai ta mano klientė 5,000 gavo daugiau. Tai va, labai paprasta. O atrodo, ir pirkėją turėjo, ir jau nesiblaškyti, ir atrodo, va čia kaimynas ir mamos būtą nupirkti. Sakau, labai gerai, kad kaimynas perka, bet tu irgi turi kažkokių tai savo dorų, troškimų, pagaliau nori vaikui padovanoti pinigus. Tai kodėl tu turi savo vaiką nuskriausti, supranti, kad, nu, kaimynė perka, tai tvarkoje, bet, nu, turi būti atitinkama rinkos kaina, o ne, žinai, nu, kaip pasakyti, širdies kaina, žinai, rinkos kaina, nes čia yra, nu, kaip sakau, čia sandoris yra, čia ne kažkokie kitokie dalykai. Tai va, tai atrodo, nereikia net ir rodus nieko, tik tai tu atrodo tik ranka prisilieti ir tu gali irgi pagelbėti. Jo, ir dar va čia man patiko tas tavo akcentas, toks tvirtas atstovėjimas to, nes tu turi, aišku, užnugarį, kaip sakant, tvirtą žinojimą, dėl ko tu tai darai, o ne tai, žinai, užgaida, vat mano tokia. Jo, tikrai neužgaida, nes visą laiką norisi suprasti ir, nu, kaip pasakyti, netemti laiko su kažkokiam nenormaliom kainom ar dar kažko. Tikrai yra realu ir tie žmonės patys supranta, žinom, kad kiekvienam perkančiam atrodo per brangu ir kad derasi, tai viskas tvarkoje, bet tu toj dėrybų eigoj tą mygtuką tokį, kaip pajauti, supranti, kad jau viskas, tik tai, nu, derasi, kad tik dėrėtis. Tai tada, žinai, paspaudi, nu, ir kaip pasakyti, nu, tavo reikalas. Nes tikrai žinai, kad kurie turtai rinkoje labai yra paklausus ir kuriuos tu parduosi per savaitę, o kitus galbūt ir galima šiek tiek kažkokios, tai, žinai, kaip sakyti, erdvės palikti dėrybom. Nereikia irgi užsispirti. Aš irgi ir kitai pusiai sakau, nu, neužsispirkim. Sakau, tikrai nėra tenai, žinai, va, šiandien dienai tavo turtui tiek pirkėjų, kad mes galėtume čia, žinai, metus ar 2 pardavinėti. Iš tikrųjų ir ateina šildymo sezonai, niekas nenori tų papildomų išlaidų turėti, ar ten pagaliau reikia ir investicijų, kaip pavyzdžiui, jeigu turi kažkokią sodybą pastoviai žolę pjauti, tai sakau, taip, tu pasirink, ar tu nori, supranti, šiek tiek mažiau gauti ir bėdą nusipurtyti, ar tu nori čia, žinai, ilgalaikiai, tai eik toliau savo, šienauk žolę prižiūrėk. Ar ten, kai būna nešienautos žolės, tai net ir baudas uždeda, jeigu tu nešienauji ir neprižiūri savivaldybės. Nu tai va, tai tu ir pasirink ir tada žmogus pasirenka, ar jam geriau, žinai, toliau savo tą kainą laikyti nerealią, ar geriau parduoti. Ir kaip aš sakau, visą laiką jaučiuosi tokia, žinai, Žaneta, prisidedanti prie Lietuvos gražinimo. Nu tikrai yra tokių objektų, kur apžėlę, tokie, žinai, niekam nereikalingi, ar ten miškų kažkokie sklypai yra, kur ten tikrai apleisti. Ir kaip smagu, kai nusiperka jaunimas, jie vis tiek turi kažkokių idėjų, jie pasistato, jie įsikasa kokį tvenkinuką, pasistato kokį, žinai, namelį ir jiem taip gerai pailsėti, sakau, nu kaip smagu, kaip gražėja Lietuva, kai mes vat kiekvieną kažkokią apleistą, žinai, parduodam taim žmonėm, kurie tikrai žino, ką daryti su tuo turtu, o ne tam, kur ten, žinai, bėda ir jisai galvoja, kaip čia atsipurtyti ar kaip čia vėl šienauti reikia. Tai va tokie dalykai, žinai. Nu jo, akivaizdu, tu matai abi pusės, suvoki, kaip sakant, abiejų ir norus, ir skausmus, ir visą kitą. Nebūna toks vienpusis, aš dabar bandau, žinai, sverti savo, kas geriau, ar savarankiškai pardavinėti, ar jau čia samdytis, žinai, pagalbą. Plius, aišku, tau iš tavęs, ką aš girdžiu, ir fotografas, ir, sakykime, banke pažįstami, ir ten koks turto vertinimas, ir taip toliau, dar N. Aš, Žaneta, pati, supranti, pati ir su klientais kalbu. Kartais
kartais pirkėjai elgiasi kultūringai, bet kiti pirkėjai kartais ateina, pradeda kritikuoti, pradeda, žinai, ir, aš įsivaizduoju, kiekvienam širdis skauda. Aš neutralinu, aš atėjau svetimą turtą, tai tu čia man, žinai, o jam žodį pasakė, jis tu iššauka, žinai, va taip teisėdasi, lyg bando, žinai. O aš neutrali, arba, pavyzdžiui, turėjau situaciją, reiškiasi nuomininkė, ne? Išsinomavo, lyg tai draugė ir ten lyg susitarė, kad kažkiek tai laiko. O tai savininkiai sako, man pasikeitė situacija, aš noriu parduoti. Ir lyg tai nuomininkiai savo draugiai pasakė, jinai lyg tai, žinai, užpyko. Žinai, o aš kai nepriklausoma tokia, labą dieną skambinu, žinokit, man reikia pasidaryti nuotraukas fotosesijai. Iš pradžių taip, čia taip, bet sakau, žinokit, aš dirbu savo darbą. Jinai teisingai atėjau, įleido, prasidėjo apžiūros vėl jinai. Tai tas negerai. Sakau, žinokit, aš dirbu savo darbą. Tai po šiai dienai dar mane seka Facebook'e ir tikrai sako, aš jūs suprantu, tai viskas. Tai kaip dabar tos draugės būtų susipykusios 100 metų ir pasibaigtų, o aš sakau, aš dirbu savo darbą. Tai va, ir tu tada toksai esi neutralus ir net į tą asmeniškumą neini. Ir lygiai taip pat dėl tų dėrybų, ne, tai kai ateina kartais man ir svetimą turtą, kai pradeda įpeikti, tai tiesiog aš pasiuntu ir sakau, ne, tokiam neparduosiu. Juk mes galim ir skaniai pasidėrėti, nebūtina man sakyti, kad pas tave čia laiptinė tokia apšniaukšta ar dar ką nors, tai ir taip matosi, kad jai reikia remonto. Tai man čia vienas kaip pasakė, sakau, nusipirksit, apsigyvensit ir susiremontuosit tą laiptinę, tai čia ne problema. Tai va, tai gali tu visaip tą padaryti. Tai man toksai, žinai, dalykas irgi labai svarbu, pagarba, pagarbios dėrybos, pagarbus sandoriai. O ne, kad ten, žinai, belė iškišti ir patenkinta. Aš kartais, žinok, tokia esu pasiutus. Jeigu man nepatinka pirkėjas, aš iškart pasakau pardavėjui, ne. Laukiam kito, nes energetiškai turi ateiti žmogus, kuris vertina tą turtą. O ne, kad ateinu čia, žinai, numušiau kainą, čia belė kaip šnekėdamas, tai eik tu kitur ir nusimušinėk tą kainą. Taip skaniai nuskambėjo tas tavo, žinai, energetiškai. Taip, fantastika. Taip, aišku, kad norisi ten, kur tau buvo šventa tam tikrą prasme, ten tėvų namai, dar kažkas. Ar ne? Taip. Man tai, žinok, turtas ne sienos, man turtas siela yra. Kaip aš sakau, nesvarbu, kad ten remonto nėra, bet ten gyveno mūsų, kaip sakai, mamos, tėčiai, patys žmonės augo ten, ne, ir kai ateina ten, žinai, natūralu, tai kad ir su remontu gal man ten netinka ar dar kas nors, bet tu vis tiek turi pagarbiai elgtis ir kaip sakyti, ir su turtu, kad jis netoksai. Tai nereiškia, kad, žinai, dėl to euro mes galim paminti tas žmogiškas vertybės ir, žinai, kritikuoti visiškai net nežinant nei kaip ten žmonės gyveno, nei kas atsitiko ir kaip kodėl. Tai va, tai man tai tie dalykai yra svarbu. Kaip fainai. Tai žiūrėk, dabar dar akcentukus tada sudėkim, su tavim čia taip slysta daug kalbėjimas ir žiūrėjau, laikas bėga. Jo. Tai va, tai aš noriu akcentukus, ką aš girdžiu, kad turim įsivertinti, jeigu jau sveriu, ar aš imu specialistą, ar aš pati, ar ne, tai tarkim, ar aš turiu pakankamai laiko visų pirma, ar ne. Taip. Mano kaina, kurią aš užsikėliau, sakykime, yra tinkama rinkos bendroj, nežinau, kaip čia įvardinti. Rinkoje, jo. Ir aišku, dokumentai ten, kad būtų tvarkingi ar ne. Kas dar iš tokių dalykų, kur galėtume uždėti akcentus, jeigu ten paskolos, tai aišku, vėlgi, ar yra tos galimybės ir pas tą, kuris pirks, ir kaip ten viskas sudėlioti, dar jeigu ten norės, kaip tu sakai, kad kažkokį tai laikotarpį išlauktum, kad kol jis ten galės tau sumokėti, vėl kiti niuansai prasideda ar ne. Mokesčiai, labai mokesčiai, čia svarbus dalykas. Tikrai, vat, ir kas kartą, kiekvienu kartu, kaip aš sakau, pirmas klausimas būna, kodėl norit parduoti. Kaip pavyzdys, ne? Vis tiek žmogus turi suprasti, dėl ko jis nori tą padaryti. Jisai turi aiškiai žinoti, tai tada jis tikrai yra link to, nes kartais žmonės pradeda blaškytis, nežino, dėl ko parduoti. Kitas dalykas, susižiūri mokesčius. Jeigu tu matai, kad liko 2 metai, ten kaip pavyzdys, ir žinai, kad kokius tenais nemažą sumą reikia sumokėti ir tariamės, ar verta jums dabar pardavinėti, ar galim palaukti. Visokie tokie niuansai, supranti, kad ne tai, kad po to pardaviau, žiūrėk, mokesčių 5000, žinai, bet iš karto perspėjai ir labai klientai vertina tai. Tada sako, taip, aš suprantu, va šiandien klientė paskambino, sako, kovo mėnesį man sueina 10, sako, metų, nes irgi va taip diskutavom, jau, žinai, kelsim skelbimą, nekelsim, žinai, aš irgi sako, gal galim palaukti. Sakau, viskas, mes galim pradėti pardavinėti, kol mes rasim pirkėją, mes tikrai sulauksim to 10 metų. Pagaliau pirkėjas irgi supras, jeigu tu ten motyvuotai pasakysi, ta prasme, luktelti šiek tiek,
Kai tu viską jam išdėstai, tai tikrai nebūna problemų, kai tu gali dviejose pusėse susikalbėti. Aš supranti, noriu pasakyti, kaip to pasakyti, Žaneta, apie tą vis tiek noriu gausos sąmonę. Man gausa, tai kiekvienas dirbame savo darbą, ne? Aš už savo paslaugas gaunu atlyginimą ir man labai malonu sumokėti už tas paslaugas, kurias aš perku. Ir tada gaunasi mainai, ne tai, kad čia aš susispaudžiu, o jetus neduok dievę, tai dabar brokeriai kokie eurą sumokėsiu. Aš ne vieną kartą žinau, kad žymiai pigiau pardaviau, nes, nesikreipiai brokerę, neduok dievę eurą brokeriai sumokėsi, bet pardavė pigiau, nes atėjo kaimynė, pasiūlė, gerai už tokią kainą. Ir aš paskui žiūriu, kad rinkoje žymiai daugiau galėjo gauti. Tai ir tie tokie dalykai, aš nieko nesakau, tikrai galima tik tai pasikonsultuoti. Aš tikrai nemažai ir gaunu iš pažįstamos aplinkos. Gal gali pasižiūrėti skelbimą, ar viskas tvarkoja. Tikrai patariu ir bandykit patys. Ypač tie žmonės, supranti, kur patys gyvena tam bute, ne? Vis tiek ten vesiu. Tai tikrai pabandykit patys. Ir tikrai, kaip sakau, nesakau, kad tai šventa karvė. Bet jeigu jūs turit savo mylimą veiklą, jūs turit ką veikti, jūs, kaip sakyt, geriau uždirbkit savo pinigus ten, kur jūsų veikla, o čia palikit profesionalam. Kaip aš sakau, aš ir automobilį varau į servisą, ar ten einam pas kirpėją, dantų patys irgi nesiremontuojam. Ir čia ne dėl to, kad ateik pas mane, bet dėl to, kad aš galiu tikrai suteikti konsultaciją, kur tikrai žmonės ir dar galvodama apie tą mūsų susitikimą net pamąsčiau. Drąsiai galiu pasakyti, man 30% žmonės sumoka daugiau, todėl jie pamato, kokią naudą gauna. Ne vienas žmogus tą padarė, sako, išsirašykite didesnę sąskaitą, nes aš matau, kiek jūs dirbote ir kiek jūs įdėjot energijos, noro ir žinių. Tai tas irgi parodo, kad supranti, ne visą laiką mes čia, žinai, kaip sakoma, skaičiuojam tą eurą. Bet tu, kai atiduodi visas, kiek gali tas žinias, tai tada sugrįžta tau su kaupu ir nereikia ten kiekvieną kartą, žinai, kaip sakyt, skaičiuoti ten ir dėliotis ir tas sutartis pasirašyti ir paskui, žinai, tikrai patys žmonės dalinasi pinigais ir dalinasi savo, tai žinai, gerais dalykais, kai mato, už ką tu ir ką tu padarai. Taip, nes viskas yra energija, vėl grįžta pačio. Mainai natūralūs. Ir iš tikrųjų čia netušti žodžiai galiu pasakyti, girdėjau irgi ne vieną gražų atsiliepimą Jūrate apie tave. Tai ačiū. Ir smagu, irgi, kad tai galiu ir čia ištransliuoti, kad žinai, neatrodytų, kad čia tiesiog kažkokį tai žmogų pasikviečiu, dabar reikit pas jį. Aš tiesiog žinau, kad šito žmogum galima pasitikėti ir todėl aš ir kviečiu, o ne šiaip kažkas iš gatvės, ar ne? Jo, labai ačiū. Tai ačiū tau už visą tai, ką tu duodi, ką tu darai, kaip tu tai nuoširdžiai darai. Tai yra be galo svarbus ir vertingi dalykai ir dar tas tavo gebėjimas atstovėti, kaip tu sakai, visą tai, turint tą visą ir užnugarį ir visą žinojimą ir tas patirtis 30 metų ir daugiau visame kame, tai iš tiesų labai. Jo, ir sakau, ką, žinai, irgi taip su brokeriais, irgi kolegom pasitariu, žinai, sako, jūsų akis dega, žinai, aš sutinku, gal ten 10 metų, tu ten pardavinėjau, pavargsti, tie klientai čia su savo visokiais norais. Man taip įdomu, taip man bendrauti su žmonėm, aš degu, man sakau, man gaunu skambutį, reikia pagalbos, man iš karto atsiranda tas noras sudėlioti, iš karto tu galvoji, ką apjungti, ką, žinai, vis tiek pažinčių yra ir savivaldybėje, ir banke, ir tu tada pritrauki visus ir supranti, kad patį geriausią rezultatą. Ar pavyzdžiui, klientė viena sako, irgi pardavinėjom namą, sako, gal ta brokerė dar ten kokių veiklų turėjo. Sako, atsirado klientas, jinai net nesugebėjo rasti laiko aprodyti turto. Sakau, aš dirbu vien tą darbą. Aš visą savo energiją, visą žinias skiriu tam. Ir man nereikia blaškytis ten dar 3 darbų. Man klientas paskambino, aš čia dabar einu ir darau. Nes jeigu nepadarysi čia ir dabar, tai rytoj tai jau gali būti per vėlu. Tai man nesvarbu, šeštadienis, sekmadienis, mane, žinai, skambina šeštadienį klientai ir atsiprašinė, labai atsiprašom, sako, kad trūdom šeštadienį, kadangi žmonės dirba. Sakau, labai gerai, nes aš pirmadienį galiu skirti dailiai, galiu skirti sportui, o sekmadienį, šeštadienį galiu dirbti, nes klientui tai patogiau. Tai sakau, labai gerai, kad skambina tada, kada jums patogu, nes aš tikrai prisitaikysiu. Tai dėl to irgi jaučiu tą
tokį, kaip sakyt, sako, tavo akis dega, va, tikrai akis dega, o kai akis dega, tai tu viską gali padaryti klientui. Jo, ir tas visas tavo entuziazmas ir viskas, sakau, ta visa energija, kurią tu čia dabar skleidi, tai wow, matas tikrai širdies veikla, kitaip nepavadinti. Taip, širdies veikla, tikrai. Tai labai smagu. Tai dabar, jeigu žmonės, kurie čia dabar galbūt ar ne kažkam situacija tokia, reikia arba nori, arba kažkas jau čia, kaip sakant, persigalvoja, bandė pats, bet dabar sugalvoja, kad gal neverta pačiam, kai tiek daug visko čia iš tiesų reikia žinoti, tai kur tave rasti? Tai pirmiausiai gal, bet kokiu atveju greičiausiai žmonės mane pasiekia telefonu. Aišku, ir rašo Facebooką Jūratė Martišienė NT arba Jūratė Martišienė NT bankas, bet vis tiek daugiausiai skambina telefonu. Ir tikrai bet kokiu atveju, kaip aš sakau, paskola ir nekilnojamas turtas, tai jie susiję dalykai. Kadangi, pavyzdžiui, norint įsigyti, turėjau vieną patirtį, reikėjo beveik 9-10 mėnesių, kad subrandinti tą klientą ir kad jis galėtų įsigyventinti savo svajonę. Nes kai jis atėjo pas mane, tai nei vienas bankas jo nefinansavo. Mes sudėliojom pirmiausiai pajamų struktūrą, po to ginčinomės, kokį turtą jam pirkti, supranti, ką padaryti. Rezultate 3 butą nupirko, aš jam 2 butų neleidau pirkti. Ir paskui juokėsi sako, o tai sakau, jau kai nusipirko, aš nuėjau pas ir sakau, tai gerai dabar, tos anot, kur norėjot pirkti, būtų gerai? Ne. Tai va, sakau, mes turėjom išlaukti ir jūs turite tai, ko jūs turit. Tai va, apie tai ir kalba. Kartais žmonėm atrodo, kad čia noriu. Gali iš anksto ateiti, susidėliosim strategiją, kaip tą pasiekti. Kartais ir sakau, ir metų reikia, ir 2. Tai jeigu tik tai kažką sugalvoja, kas liečia nekilnojamą turtą, kas liečia paskolą, kas liečia keitimus turtų, ar pagaliau dabar sakau, tikrai nemažai dirbu su užsieniečiais, kurie sėdi savo užsienį ir niekaip nesupranta, kaip galima būtų parduoti tą butą Lietuvoje. O dabar dirbu su nuotoliniu notaru, kur nereikia net sugrįžti į Lietuvą. Tiek daug padarai žmogų, aš vieną klientą turėjau, aš jo nemačiau ir jis manęs nematė, bet jisai viską man įgaliojo nuo raktų perėmimo iki mokesčių sumokėjimo. Tai supranti, aš dirbu atsakingai, čia žinai, kai Žaneta, kas čia man pagal gimimo datą? Sakė, jūs praeitam gyvenime gyvenot ne pagal galimybės ir iš kažkieno kito sąskaitą. Tai aš suprantu, kad šitame gyvenime aš turiu atidirbti savo sąžiningumu, savo sąžiningų darbų, nes kartais, kai gauni kliento įgaliojimą ir kuriame parašyta, kad savo nuožiūrą, bet kokią kainą galite parduoti turtą, tai žinau, taip net pačiai, žinai, galvoju, įsivaizduok, tai aš ir už 2000 galiu parduoti, įgaliojimą tai turiu, bet niekada nekyla tokie dalykai, tai va, matyt, kažką turiu atidirbti su tavo sąžiningu ir atsakingu darbu. Tai va, čia ta vizitinė kortelė, dėl kurio drąsiai tikrai gali žmonės kreiptis ir nereikia ten galvoti, kažkokių dviračių išradinėti ir kažko laukti. Keliat ragelį ir klausit. Bet kokiu atveju tikrai visą laiką gali rasti sprendimą, tik reikia tą kelią nueiti ir parodyti tam žmogui. Tai mes tada duosim, kadangi telefonų gal čia visokiose Facebook'ose nelabai, tiesiog duosim galbūt tavo Facebook'o, ar ne? Jo, Facebook'o galima, taip. Tikriausiai puslapis yra, kurį galėtume pasidalinti, ar ne? Jo, taip, pasidalinsim puslapis ir tikrai rašykit, bet kokiu atveju man nesvarbu, ar dieną, ar naktį, aš iš karto atsakau, iš karto dirbu, iš karto darau, nes tikrai man tai yra vertybė ir kai mane kreipiasi, tikrai man malonu, nes tikrai galiu pagelbėti ir ne vieną 1000 pinigų sutaupyti, ir laiko, ir pinigų, ir klientai tikrai lieka patenkinti, nežinau, sulaukiu tikrai didelių padėkų. Ir dirbu taip, kad visiems būtų gerai, abiem pusėm, ir man per vidurį. Jo, tai žinok, aš manau, kad mes dar susitiksim ir dėl mano reikalų. O, tai labai gerai. Jo, tikrai. Tai kągi, kol kas klausimų nematau, dar kartelį akcentuoju, kad jeigu kas nors mus klausys vėliau ir kils klausimai, tai kviesiu pasidalinti, o šiaip tai tą visą video dar ir per kitus savo kanalus irgi pasidalinsiu, kaip įrašą su visą tą informaciją, kur tave rasti ir kur kreiptis prireikus. Taip. Ačiū labai, Žaneta. Ačiū dar kartelį. Gražaus penktadienio. Jo, visiems gražaus penktadienio. Ir iki. Jo, iki. Iki.